Hello. Vėl tas pats liftas, senai nesimatėm ir vėl filmuoju video. Kodėl nefilmuoju, kas ir kaip paaiškinsiu klausimų ir atsakymų dalį. Tai viską paaiškinsiu ten, kodėl nefilmuoju ir taip toliau. O dabar žiauriai skubu, nes važiuoju į Marijampolę. O į Marijampolę važiuoju todėl, nes važiuoju pas Iglę. Ji pas mane Kaune buvo. Sugalvojau dabar, kad ir man reikia nuvažiuoti. Tai va, važiuoju žiauriai skubu, nes nespėjau ir šiandien mėgau gal tik valandą ar 2, nes namo grįžau 6:30, dabar yra 11, bet keliuosi žymiai anksčiau. Tai lėkiam dabar į Akropolį, į autobusų stotį ir reiks spėt kažkaip į autobusą, nes jeigu ne, tai negerai. Marijampolė tai nėra toli, aš visą laiką galvoju kažkaip žymiai toliau, bet tai kad su autobusu valandą kelio, tai su mašina apskritai žiauriai greitai būtų. Aš einu vėl kaip debilas kamera. Iš tikrųjų, tai aš dar miegu, tai man atrodo, autobuse tik įlipęs varysim miegoti iš karto. Gali nelabai girdėtis iš tikrųjų, nes laukia vėjas gan nemažas. Tai atėjau į stotelę, dabar reikia pažiūrėti, kada bus autobusas. Būtų gerai, 3. Autobusas dar bus negreitai. Tai iš tikrųjų nežinau, aš spėsiu į Marijampolę autobusą. Atvaro 37 autobusas mano jau. Autobuse buvo tiek žmonių, kad net nesugebėjau kameras įsitraukti. Bet, man atrodo, bent jau spėsiu į Marijampolės autobusą. Nes palyginus labai greit atvažiavo. Kauno menas, geriausi grafiteriai. Akras, kaip visai greitoji čia. Eilės, dėlėkotinis. Laukiam biletą. Nusipirkau biletą ir kolas dar, nes žiauriai troškina. Pirmą kartą kažkur spėjau. Marijai pirmą kartą esu, tai kur išlipau net neįsivaizduoju iš tikrųjų. Iglė atsiuntė fotkės, tai prie Avitėlos, man atrodo, ten ir buvo lipt, tai man atrodo čia išlipau ir dabar Iglė dar mokykloje. Tai davė man adresas, dabar vesiu į navigaciją mokyklos adresą ar bandysiu ieškoti. Šiaip norint kažkur važiuoti yra žiauriai geras dalykas LSP, fotkė nors ir nekokia, bet važiuoji papigiam. Susivedžiau navigaciją, tai man atrodo kol kas kaip ir gerai, arba ne. Nes mano sugebėjimais tai galiu ir Vilniuje atsirasti eidamas. Laukia, tai ką aš galiu pasakyti, vėsu. Pasiekiau kelionės tikslą, bet kamerą tai gal pasidėsiu, nes atims kaip ir mokyklą, jeigu filmuoji. Tai nefilmuosiu. Pagaliau atvarė Iglė, dabar jinai čia kažkokias varkės tvarko. Esam prie kažkokių garažų. Pacanėlis eina. Pasisveikink, labas. Čia va Iglė yra. Aš Iglė. Pareklamuojam gal iš kartą, ką? Iglė dalyvauja X Factoriui, visi balsuogi, nes 105 eurų praloš. O kur mes einam, gali nuvest mane kažkur, aš nepažįstu iš tų miestų. Kur tai čia nuvedus lemą? Į Turgelį einam. Į kurią pusę einam? Reik perėję surasti. O kur mes einam? Belė kur. Aš noriu kavos. Varom. Einam, kur kava? 15 minučių. Kur galima čia kavos gauti? Aš tikiuosi, tu turi iPhone'o pakrovėją. Tai va, dabar lėkiam kažkur. Tai Aistės sveikinu, pirmiausia, noriu įteikti, kad visų spalvų, visų modelių yra modelis. Jame sudėliota infrastruktūra, kadangi modelis stovi visiškai kitokiu kampu. Kiekvienas nėra padaryta daugumų. Kalbėti prieš tokią didelę auditoriją labai jaudinuos. Bet kiekvienas jūsų čia atėjęs. Ačiū modeliams, kurie sutiko. Čia matau jų labai nemažai. Mano kūrybiniai komandai, pačiam multicentrui, pačių originaliausių fotosesijų. Kiekviena fotosesija yra... Kas atsitiko? Man bloga, man trenkė į ranką. Trenkė į ranką, tai vemsi. Ko mes dabar laukiam? Iglė dabar padainuos. Nepadainuos. Ko mes laukiam? Mes laukiam mano mamos, mane jinai turi pasimti. Mane, o aš lieku čia. Zaibis. Tai ką man padaryti, kad tu atvažiavai ir... Ir nesąmonės darai čia. Sakė, varysi radistus šiemet. Tai... Va. Tu gali kaip skelbimas būt, atsistok, žiūrėk prie to stulpo. Mano mama jau atvažiavo. Rimtai? Jo. Bliamba, ką sakyt? Sakai, labas vakaras. Lipam į mašiną. Abu prieki. Labas vakaras. Radistai. Valdo. Einu pafilmuot taurių. Čia iš motokroso visos? Iglės tėvukas motokrose važiuoja.
Iš tikrųjų, tai čia aš važiavau. Iš tikrųjų, Iglė čia važiavo. Jinai geria daugiau nevažiavo. Nu. Mes galim pastumti tave nebent. Bet jau kai Paulius vertysi. Davai, trišiam kokį. Normaliai. Aš laukiu, kol tu nusiversi. Nu, prasideda. Galima parašą. Neturiu tik markerį. Aš parašą. Tu nori mano parašą? Iglė pyksta labai. Jo, tai kad mano... Nes valgyt negauna. Skaudi tėmas valgyt. Depiliacija, čia iš tų spravarėjo. Nu, pažiūrėkit, kur Iglės antakiai dabar yra. Čia yra antakių plaukas. Va čia va. O čia yra radistai. Ai, nesimato, ne? Nu, ai, nu ne, nu ką? Nori kaktos fokusuoti, nesfokusuoti? Kas čia kalba? Ai, nu. Tai šitą, ką veikėt? Ką veikėt? Ką veikėt? Tai ką tokį? 19 pirk bilietus. Pyksta. Viskas okei. Taip, mums reikia išvaryti iš namus. Ne, mes visi galim varyti iš namų. O ką mes čia paliukom? Išvarom į Lūną. 18. Aš neturiu. O tu dovaną pasiėmei? Ne. Žiūrėjai į gimtadienį. Turiu privatų vairuotoją. Privatų. Mane visur vežioja. Visur tu ateina. Tai moterį pasisamdžiau, nes kažkaip... Vyrai nelabai. Labas vakar. Į centrą. Mus nuveškit. Naktinė marė. Varom pasikultūrinti klubus. Kiek šviesu čia. Aš dar taip nematęs. O kodėl mes einam per gatvę? Jei, duris. Prisidariau koją. Atėjom į paštą. Nu, pasikeikim, aišku, prie žmonių. Ai, čia negalima. Uždėsi. Gerai. Atvarėm siuntą pasiimt. Gavau lapuką ir išmetė tėtį. Ir dabar man parėjau siuntinys ir padėjau man. Siuntinio nebus. Aš moku bendrauti su žmonėmis. Ką, aš parėjau siuntinys? Ką jūs? Nelaimė atsitiko. Rimtai? Rimtai? Aš uždėsiu vertimą ant blogo šitą, kaip aš nekėsiu. Čia tau ne Kaunas. Čia tau ne Kaunas. Kaune vogt galima. Nu, Igliai pritruko name plytos vienos, tai jinai gavo plytą. Jinai gavo plytą. Pagaliau vėl namie nebebus skersvėjo. Va, durininką turim. Kur dėsi šitą plytą? Puikus pirkinys iš tikrųjų. Kiek mokėjai? 5 jau. Pasvarėm į Lūną prigert.
Ar gėrimai? Opa. Varom į autobusų stotį dabar. 10 km nuėjom iki stoties. Marijampolė Va tokio dydžio. Realiai tai ir yra tokio. Realiai ir yra tokio dydžio. Tai dabar išvažiuoju į Kauną. Daug prikalbėtis. Mane leidžia, nes jau... Kiek valandų parodyk? 12. Gerai. Kitą savaitę būtinai balsuokit už mane, nes aš gera. Neįdėsi šitą. Ne, palauk. Aš gera. Palauk, perfilm. Kauno autobusas. Paračia Hebra. Susimatysim kitą savaitę X Factory. Tiesioginis eteris 19:30 per TV3. Man tai bilieto neduoda. Nu tai tas, kas pusvalandį nerašo grafikų. Va gal jau grįžo, gal jau nebereikia įrašyti. Gal jau nebereikia. Viskas. Laukiu bilieto prie to langelio, jis buvo padėtas prie to. O. Parvariau namo, dabar vėl einu iki autobusų stotelės. Visą laiką autobuso belikiek laukiau, 20 minučių. Dabar sugalvojau nueiti šilą, apsipirkt kažko. Jo. Namo. Sakiau, nesakysiu, kodėl nekuriu video ar panašiai dėl to, kad dariau klausimų ir atsakymų video ir jį kelsiu, bet dabar pagalvojau, kad nežinau ar jį kelsiu, nes klausimai nebuvo labai įspūdingi, tai atsakysiu dėl ko laiko tiek video nedariau, tai šiaip nebuvo tokios žiūrios priežasties, bet nebuvo iš tikrųjų ką filmuoti, arba jeigu ką veikiu, tai nebūtų įdomu parodyti, nes dabar prasidėjo paskaitos ir panašus dalykai, tai nėra pats įdomiausias laikas kažką filmuoto. Per dieną po 30 žmonių paklausė, kaip su Kamile, tai išsiskyrėm. Ir daugiau galit neklausti, nes nebus atsakyta kaip kas ir kodėl, tai daugiau Kamilės per video nebus, tai jeigu norit, galite atsubscribint, kurie dėl jo žinia. Kad jūs rašot kasdien irgi belekiek žmonių, kada video, tai tas video nepagreitės, jeigu klausit. Visiškai. Tai bandysiu dabar kuo daugiau kelt video, bandysiu kažką filmuot. Dėkui, kad žiūrėjot. Davai. Dabar yra 4 ryto, noriu sueditinti video, bet niekaip negaliu, nes kaip tyčia šitas kompas apskritai stringa. Visiškai neveikia. Į šitą kompą nesugebu Sony Vegas'o įsirašyti. Bandau toliau, nežiūri, rytoj noriu kelti video. Va, maždaug taip sekasi editinti video. Va, niekas neveikia. Opa ir vėl strigo. Telefono pakrovėjas irgi. Ką turiu namie dabar viskas sugedė. Telefono pakrovėjas atrodo va taip va dabar. Telefonas veikia va taip va. Pagaliau 4:27 įsirašiau Vegas'ą kitą kompą. Dabar reikia suskelt visus video čia ir varu editint. Davai. Normaliai. Dabar žiūrėk, papasakok visiems dėl ko tu. Papasakok, koks įvykis buvo. Koks įvykis buvo.